Sveika, Simona. Labai ačiū, kad šiandien apsilankei pas mane. Labai norėčiau, kad prisistatytum visiems, kas tu esi, apie ką, kokia tavo veikla ir kad žmonės daugiau sužinotų apie tave. Labas, Aušra. Aš esu Simona Pres. Esu manikiūro meistrė, instruktorė, taip pat organizatorė savo kolegių mokymų čionais UK, tam, kad mūsų meistrai augtų ir tobulėtų. Turiu savo online parduotuvę, mylimiausių savo prekinių ženklų. Kiek metų esi jau šitoje industrijoje? Rimtai, kaip darbo, aš užsiimu to 8 metus. Kaip hobių nuo 2006. Kodėl būtent šis sritis? Todėl, kad patinka. Bendrauti su klientais, todėl, kad patinka būti tarp žmonių, todėl, kad darbas kūrybiškas ir šiaip labai įdomus. Bet dabar vis tiek, iš tikrųjų, čia ypatingai, ne tik Anglijoje ir Lietuvoje, labai daug yra tų grožio meistrų, labai daug yra manikiūro specialisčių, ar ne, tų nagučių fėjų, kaip aš vadinu. Ar nebaisu konkurencija? Tik 10% yra geriausi. Ta prasme, čia yra tokia statistika, tik 10% manikiūro meistrų yra sėkmingų. Dėl to yra labai liūdna, nes šiais laikais, kuomet informacija yra labai lengvai pasiekiama ir toks mažas procentas tikrai gerų meistrų, yra labai liūdna. Ar buvo sunku įeiti į šitą industriją, kad tapti tą 10% geriausia, kaip tu sakai? Reikėjo dirbti daug, reikėjo daug mokytis, reikėjo investuoti pinigų, niekas neateina taip. Reikėjo skirti labai tam daug laiko ir iki šiol reikia. Aš kaip sakau, kiekvieną dieną reikia išmokti nors vieną mažą dalyką kažko. Čia nebūtinai manikiūrą, kas liečia, ar ne? Čia ir apie save, ir apie darbą, ir apie tą patį marketingą, kaip kurti video. Tai prasme, kiekvieną dieną reikia išmokti kažką tai naujo. Tam, kad išlikti ir tam, kad būti tame 10%. Ar esi apskaičiavus daug turi klienčių? Šiaip tiesiog. Dabar su klientėm aš jau nebedirbu tiek daug, nes aš tam nebeturiu laiko. Klientės yra man jau dabar kaip hobis vėl, tarkim, ar ne, nes turiu kitų darbų ir tiesiog klientėm, iš malonumo dirbu su klientėm. Gerai, tai kodėl tada, Simona, šitas sritis ir kaip tau ta pati pradžia, ar ne, sekėsi, kaip tu tik pradėjai? Kas tave paskatino nepasiduot, kai pasidavė tos visos kitos moterys, kur tu sakai? Nes aš labai norėjau. Aš kaip sakiau, įgijau profesiją 2006, ar ne, o pradėjau tik tais 8 metai atgal. Tai va tas tarpas, kada mano darbas su nagais buvo tik hobis, bet visą laiką norėjau, ta prasme, kad tai būtų darbas. Ir tas ir paskatino, kad man labai patinka. Ir aš nuo paauglystės, ta prasme, piešiu ant nagų ir juos visaip kitaip puošdavau, ta prasme, nes tai yra labai įdomu. Aš galėdavau valandą sėdėti ir dėti, nuimti. Tai tiesiog, tai turbūt yra mano ir niekaip nepaleido šitą mintis. Ir tada vyras mane tiesiog paskatino, nes jis man sako, ką tu norėtum veikti toliau. Sakau, žinai, labai norėčiau dirbti su nagais. Sako, tai kodėl tu nedarai nieko? Nu, tai sakau, aš galvoju, čia eisiu į mokymus, ta prasme, mokinsiuos. Tai sako, tai eik. Nu, sakau, čia dabar bus, nes dar tada nebuvo tiek daug mokymų. Ir kaip tik mano mieste atsirado mokytoja, kuri paskelbė mokymus. Sakau, bet čia bus už mėnesio, man šiek tiek per greitai. Sako, kodėl tau per greitai? Nu, aš nežinau, sakau, kažkaip, man dar gal reikia laiko, šiek tiek tik eik, sako. Ir jis mane tiesiog taip pastūmė ir aš kaip nuėjau ir jau nebesustojau. Tada turėjau planą, kad lieku senam darbe ir per išeiginės dirbu su nagais, kol galų gale susirenku ratą klienčių ir aš jau samdomą darbą palieku ir dirbu tik tai savo. Tai gerai, kad vyras paskatino, nes vis tiek tas įsitikinimas viduje buvo, kad oi ne, aš dar nepasiruošus, ar ne, dar nelaikas. Dar kažko laukiu, o ko nežinau, ta prasme, kiek aš dar būčiau laukus, bet jisai mane pastūmė ir tai žodžiu, aš tada užsirašiau į tos mokymus. Mokymuose mane nurašė. Ne dėl to, kad buvau bloga ar ten kažkas nesigavo, bet tiesiog mane nurašė ir mano užsispyrimas turbūt, aš labai užsispyrus ir jeigu aš kažko tai noriu, aš bet kokią kainą, anksčiau ar vėliau aš pasieksiu, ko aš noriu. Ir pas tą mokytoją aš jau nebegrįžau, nuėjau kitur
tada, kuomet jau tu įsisuki į šitą sferą, tada jau pradeda lysti ir pavardės mokytojų, ir kur eiti, ir tiesiog jau vienur, kitur, trečiur, kai kur po 2 ir 3 kartus. Ir va šitaip dariau, augau, nenumečiau, stengiausi, ne viskas išėjo, tikrai ne iš pirmo karto, bet labai norėjau. Bet tu, kaip sakei, tu Lietuvoje pradžioje tavo buvo šitos specialybės, ar ne? Jau tu išmokai, tai dabar, tarkim, mokslų tu kokybė pati, ar ne? Palyginus Lietuvoje, ką tu turėjai pagrindus ir kai jau čia atvažiavai. Čia yra 2 nesulyginami dalykai, nes tai yra beveik 20 metų atgal ir tai yra šiandien. Tai tais 2006, aš kaip sakau, tai buvo dinozaurų laikai, būtent nagų sritis. Nes aš pamenu Klaipėdoj, paprasčiausias pavyzdys buvo 2 parduotuvės, kurios pardavinėjo manikiūro meistram priemonės ir buvo 2 geliai, be spalvos, skaidrus, buvo brangus ir labai brangus. Tai vat galėjai pasirinkti iš 2. Dabar tai ir medžiagų yra labai daug, ir to pasirinkimo yra labai daug, ir kainos yra adekvačios, ne taip kaip anksčiau, ir technikos. Visko yra labai daug ir dabar būti prastam meistrui, mano manymu, yra gėda, nes dabar visur aplinkui tu gali rinktis iš labai daug. Anksčiau nieko nebuvo, anksčiau mes mirkydavom vonelėje juk pirštus ir paskui kirpdavom ten su žirklutėm arba tiesiog pastumdavom su pagaliuku. Tai tada buvo sunku, nėra ką palyginti, visiškai nėra, nes nebuvo iš ko rinktis. Nes tai buvo pati pradžia, manikiūras šiaip yra labai jauna sritis. Taip, aš tai ir norėjau pasakyti, kad 2006 tai dar tikriausiai nebuvo tas populiarumas tų gelinių nagų toks didelis, buvo ar ne? Tik pati pradžia ir net ne gelinius nagus, akrilinius tada nagus galėdavo turėti tik tais moteris, kurios daug uždirbdavo, nes tai būdavo be galo brangu. Be galo brangu. Tada tikrai nešiodavo nagus tik tais labai aukštas pareigas užimančios moteris, nes dabar tai bet kuri gali turėti, ar ne? Kiekviena. Taip. O anksčiau taip nebūdavo. Gerai, dabar kokia tavo nuomonė apie tuos visus kiniečius, kur daro nagus, ar ne? Kiekvieno kampo. Kiniečiai, aš tai siūlau aplenkti, nes kiniečiai atvažiuoja čia į saloną dirbti, jiems skaitosi kaip nekvalifikuotas darbas. Ir jie neturi kvalifikacijos, jie neturi kokybės, nes ten yra kaip fabrikas, ar ne, kad kuo greičiau eina konvejeriai. Ir aš nesuprantu žmonių, kurie ten eina, nes anksčiau galvodavau, kad gal pigu, bet ten nėra pigu. Ten brangu, nėra kokybės, nėra aptarnavimo, ta prasme, ten nieko nėra. Vienintelis turbūt pliusas, kad nereikia užrezervuoti savo vietos. Nu, čia įprasta tarp anglų. Jo, kaip fast food. Einu, reikia manikiūro. Okei, užeisim. Tai čia turbūt vienintelis privalumas, bet daugiau aš nematau privalumų tenais. Dėl to, kad iš tikrųjų man atrodo tos moterys, kurios tvarkosi nagus ir kurios nežino ir nesupranta, kad gali būti geriau, ar ne, ten eina ir net nebeįsivaizduoja tikriausiai, kad kitaip. Tai aš manau vis tiek labai nemažą konkurencijos kąsnį atkanda ir tie kiniečiai jums meistrams. Ar tu taip negalvoji? Ne, nes kontingentas visai kitoks. Aš manau, kad pas lietuvius meistrus, nes jeigu Britė ateina pas lietuvę, nesvarbu, tai būtų antakiai, lūpos, nesvarbu, grožio sritis, ar ne, jeigu Britė ateina pas lietuvę, jinai niekada nebegrįš pas Britus. Niekada. Ir va dabar irgi nesenai atėjo viena Anglė klientė, nauja, ir jinai išėjo realiai pasišokinėdama iš manęs ir savo sesį sako, žinai, ten next level. Aš niekada nebegrįšiu. Ir mes tiesiog diskutavom su ja, kad čia, nežinau kodėl, bet yra 20 metų atgal visa beauty industrija, negu Lietuvoje, Lenkijoje ir iš mūsų tos. Aš žinau, kad ir iš Rusijos kraštų labai meistrės geros, labai daug. Taip, todėl, kad Rusijoje labai daug, Rusijoje ir Ukrainoje naujos technikos atsiranda. Ir kadangi mes arčiau, mes labai galų gale mes kalbą žinom, ar ne, dauguma, tai mes labai greitai perimam tai ir mes mokomės iš jų. O iki čia dais aš nežinau. Aš nežinau, kaip aš kai atsimenu 2006 ir čia, ką aš dabar matau, mokymo centrus, nes aš pasmalsauju, pažiūriu,
tai man grinai laiko mašina atgal. Tarsi, Tas pats, ką pati mokeisi. Taip, nu, čia nieko nėra, ta prasme nieko. Ir aš nesuprantu, kaip taip nenorėti būti geresniam. Gerai, tai tada Simona, ką patartum moteriai, kuri nori dirbti grožio srityje ar nenori daryti nagus, ką jai daryti? Visiškai naujokiai, Taip, ar tiesiog pakeitusiai šalį? Ir šalį pakeitusiai, ir naujokiai, dėl to, kad vis tiek aš manau, kad čia dar double trouble, ar ne? Jeigu ir šalis pakeista ir noriu aš tą specialybę, tarkim, įgyti kažkokią, ir aš matau save naguose būtent, ar ne? Tai pirmiausia, reikia eiti mokytis. Ir reikia mokytis kaip ir pirmokui nuo pirmos klasės, taip ir naujo amato nuo pirmos klasės, nuo bazinių mokymų. Labai daug moterų padaro klaidą, kad jos nemokėdamos šliaužt, jau nori bėgti. O iš tikrųjų reikia išmokti šliaužt, paskui pradedam vaikščioti kaip vaikas, ar ne, ir tada mes jau galim bėgti. Tai pradedam nuo pačios pirmos klasės bazinių mokymų ir einam vis aukščiau kvalifikacijos kelime. Tai čia būtų pats pirmiausias dalykas, tai praeiti bazinius mokymus. YouTube'e, dažnai daug kas sako, galima YouTube'e, galima ten šiaip kažkur tai kažką paskaityti. YouTube'e niekada neišmokys bazinių dalykų. YouTube'e galima rasti įdomių tokių hakų, jau žmogui, kuris žino, ką daro, taip. Ir tiesiog tokių kaip patarimų ar kažkokių tai gudrybių, taip galima rasti, bet baziniuose mokymuose privalo kiekvienas žmogus pabūti, norintis tikrai profesionaliai dirbti, nes YouTube'e nepataisys rankos dildės, nepataisys elektrinės dildės rankos, nes nuo rankos pozicijos labai priklauso kampas pačio angalio. Ir kada mes nežinom kampų, tada mes galim labai sužaloti negrįžtamai klientą. Tai elektrinė dildė yra iš tikrųjų labai pavojingas įrankis ir YouTube'e neišmokys to daryti, saugiai dirbti su tokiu įrankiu. Tai aš siūlau pradėti nuo bazinių mokymų vienareikšmiškai, jeigu tai norisi, kad būtų darbas ateityje, o ne hobis arba šiaip for fun. O tarkim, dar nagų meistrai yra kažkokie reikalavimai, NVQ kvalifikacijos kažkokios, kurios yra būtinos, kad galėtum dirbti? Ar draudimą nusipirkti? Taip. Yra irgi? Taip. Tai tavo mokymai, jie yra akredituoti šitų? Ne. Aš nevedu akredituotų mokymų, nes aš esu kaip treneris. Lygiai taip pat kaip galima eiti į džimą savarankiškai, galima eiti į džimą su treneriu, ar ne? Ir tai nėra kažkokia tai specialybė, tu neįgauni su treneriu praėjęs. Tu minėjai, Simona, kad organizuojam mokymus, ar ne? Tai kokie meistrai pas tave atkeliauja į tavo tos organizuojamus mokymus? Tie meistrai, kurie nori kelti kvalifikaciją. Aš kviečiuosi kolegas iš Norvegijos, iš Lietuvos, atvažiuoja mano kolegės, kuriomis aš pasitikiu, kurias labai gerbiu ir didžiuojuosi, ta prasme, tai, ko jos yra pasiekusios, kuriomis tikiu. Ir tam, kad čia gyvenančios moteris turėtų didesnį pasirinkimą, kad jom nereikėtų skristi, nes aš tai skridau, tai Lietuvą mokytis, tai dar kažkur tai mokytis, bet kad būtų patogiau, kad dar lengviau būtų prieinama, tai mes tiesiog atvežam čionais ir organizuojam čionais mokymus. O tu tos mokymus organizuoji tik tai savo mieste, ar keliaujantys tie mokymai galbūt po kitus miestus, kur žmonės gali rasti tos tavo mokymus? Mano mieste, o mano kolegė, mes kartu dirbam, tai jinai jos organizuoja Londone, o aš organizuoju Peterborough. Tai galite rasti dviejose miestuose, ne, jeigu reikia. Ir iš tikrųjų, tai jeigu kažkur tai susirenka grupė mokinių, tai galima atvažiuoti bet kur. Absoliučiai jokio skirtumo, galima keliauti. Gerai, Simona, papasako, kaip tada klientam tave susirasti, ar ne, ir tie, kurie nori papulti pas tave į tos mokymus? Socialiniuose tinkluose stebėti datas, parašyti man, aš nesikandžiu, visada galima prašyti ir tiesiog gauti daugiau informacijos, programas gauti, datas gauti ir visą ką. Tiesiog Instagramas, Facebookas, paprasčiausias. Ir kokios dabar trukmės būna tie mokslai, kiek žmonės turi dedikuoti laiko, kad praeitų tavo mokslus? Įvairiai. Jeigu baziniai, tai 4 dienos, jeigu kvalifikacijos kelimo, tai 1 arba 2 dienos. Taip. Gerai, dabar Simona, kaip tu manai, naujam žmogui, kuris nori būti nagų meistras, sunku ar lengva papulti į šitą rinką, ar ne? Ir kokio tipo žmonės turėtų rinktis būtent šią specialybę?
šią specialybę turėtų rinktis kruopštūs ir atsakingi žmonės, užsispyrę žmonės. Ar apsimoka ateiti? Taip, labai, nes tai yra gerai apmokamas darbas. Ar reikia bijoti konkurencijos, nes jinai kaip ir didelė, ar ne? Taip. Tai ne, nereikia, nes, kaip ir minėjau, tik 10% yra meistrų, kurie pasiekia to, ko nori ir yra top meistrai. Visi kiti, jie tiesiog nesiekia, jie dirba dėl to, kad dirbti. Tai konkurencijos nereikia bijoti. Aš manau, kad reikia draugauti ir turėti kolegų, o ne konkurentų. Ir jeigu žmogus įdės daug darbo ir pastangų, tai jisai ateis iki to top 10. O kaip pradėti, tai tiesiog nuo draugių, nuo kaimynių, reklama soc tinkluose. Labai lengva dabar, ar ne? Ir labai plačiai pasiekiama. Tai tiesiog dirbti su soc tinklais ir dirbti su savo kvalifikacijos kėlimu. Ir tada ateisi iki top 10. Ačiū Simona, tau labai šiandien už pokalbį, ačiū, kad atvažiavai iš tiek toli, tiek laiko trafike prasidėjai, ar ne, ir aš manau tikrai paskatinai merginas, tas, kurios galbūt planuoja, svajoja apie šitą specialybę, ar ne, arba galbūt kaip tik nepaskatinai, nes tos, kurios norėjo labai fast tracko, ar ne, žino, kad fast tracko šito specialybė nėra, tai labai tau dėkoju ir tikiuosi dar susitiksim kažkada gyvenime. Ačiū, kad pakvietėt, buvo labai įdomi nauja patirtis. Ačiū.